разрешит мой на том программе он покажет. Другой звон CG. Там что заседание. Решили эвакуацию города, кто-то подошел к с первым же стояли, Mantas gimė 1976 m. birželio 23 d. Pasakojama, kad tai buvo labai šilta, graži vasaros diena ir dauguma biržiečių skubėjo į Jūrmalą prie jūros pasilepinti. Biržai, Manto gimtasis miestas ir labai svarbus. Pirmiausia, be abejo, namai. Namai pilni pasakojimų, nes mama gera pasakotoja, o Biržai tikrai turi ką papasakoti. Tai Mantas lankė dziudo nuo pat pradinių klasių ir kovėsi ir išmoko kautis iki paskutinio laikytis. Kaip jau minėjau, mama labai gera pasakotoja ir labai svarbi Manto gyvenime buvo. Jie turėjo labai artimą ryšį ir jautė vienas kitą. Mama net vėliau pokalbio telefonu galėdavo pasakyti, kokia Manto nuotaika. Manto mama, gydytoja, ginekologė, mus prižiūrėjo, kai mes nešiojom vaikus, jinai priminėjo savo rankom mūsų vaikus. 2 iš mano 4 vaikų taip pat yra atėję tiesiai Banguolės Kvedaravičienės rankas. Iš tikrųjų, jinai savo sūnų atidavė šitam kare, šitam baisiam pasauliui, šitam, nežinau. Taip pat tėtis su savo muziejum. Čia Mantas iš Ugandos atvežė. Va. O kas čia? Dvigubos šakės kažkokios. Nu va, aš irgi tik muziejuje atradau šičia, čia plaukam garbanot pasirodo. Nu va, tai čia va tokia ekspozicija vien plaukam. Be to daugybė žmonių ateinančių, draugų, pažįstamų, tiesiog išgerti kavos, pasišnekėti. Na ir mano draugai, aš vyresnė už brolį, tai ir klasiokai ateidavo. Ir durys niekada nebūdavo uždaromos to kambario, kur visi susirinkdavo. Man tai, manau, augant labai svarbi vieta buvo Pamariškiai. Tai senelių sodyba. Ten gyveno seneliai ir mes labai dažnai važiuodavom. Ir tai buvo mokykla visokių ūkinių darbų, kur Mantas tikrai visko išmoko. Ne visada buvo patenkintas darydamas tai, kas yra liepiama, bet tikrai taip labai svarbi vieta, nes ten buvo galima ir gerokai patyrinėti aplinką, užsilipti į palėpes įvairias. Kaip seniau, tai čia buvo virtuvė, miegamasis sudalyta, va čia gimiau gal kitur, bet čia užaugau. Su tėvų namais visada buvo sudėtingi, ypač kai jis pradėjo ieškoti savo kelio. Jis visada išvykdavo, bet visada grįždavo, nes norėjo surasti savo kelią ir to kelio paieškoje buvo ganėtinai užsispyręs ir darydavo daug ką iki galo. Atsimenu, kad skaityti jis nelabai mėgo, bet pradinėse klasėse, bet paskui iš karto perskaitė storiausią knygą ir užsikabino ir tada jau visada skaitė.
Atsimenu, kad anglų kalbos, mokantis anglų kalbą, dar mokykloje specialiai mokėsi Hamletą, buvo toksai konkursas ir važiavo į Vilnių deklamuoti Hamletą ir laimėjo kažkokią tai prizinę vietą. Jis ilgą laiką buvo toks ganėtinai naminis. Namuose, nelabai norėjo kažkur važiuoti, keliauti, o paskui, būdamas gal 16 metų, užsidirbo pinigų tėvo ūkyje ir išvažiavo po Europą pakeleivingomis mašinomis. Istoriją pradėjo mokytis gal labiau, kad nežinojo, ką mokytis. Bet kai užsikabino, ypač iš povandeninės archeologijos, tai tada labai gilinosi ir iš tikrųjų sėkmingai noras mokytis Amerikoje. Tai jis ir užsidirbo pradžiai mokslams, paskui ten ne visai pasisekė ir specializavosi į antropologiją. Ir vėliau sėkmingai mokėsi ir Oksforde, ir Kembridže. Mantas Kvedaravičius atėjo į lietuvišką kiną, aš sakyčiau net ir į tarptautinį dokumentinį kiną, kaip tokia labai ryški kometa. Atėjo iš visiškai netikėtos vietos, netradiciškai iš kino mokyklų kažkokių tai. Jis atėjo iš mokslo srities, jis apgynė mokslinį darbą, jisai buvo labai mokslo srityje labai vertinamas antropologas, jisai dalyvavo turbūt pačiose svarbiausiose Lietuvos archeologinėse ekspedicijose. Aš Mantą Kvedaravičių sutikau ir pažinau per jo patį pirmąjį filmą Barzak. Jis tada atvažiavo ir parodė man medžiagą. Įprastas veiksmas, daugelis taip daro, daugelis pradedančių nori parodyti savo medžiagą, bet Manto Kvedaravičiaus medžiaga man pasirodė nepaprastai įdomi, nepaprastai autentiška, todėl kad tai buvo ne šiaip savo nufilmuota kažkokia tai medžiaga apie kažkokią tai Čečėnijos situaciją, bet tai jautėsi ir matėsi, kad pats režisierius nėrė stačia galva į pačias pavojingiausias situacijas, rizikuodamas, jau tada visiškai rizikuodamas savo gyvybę. Ir toj medžiagoj jau tada išryškėjo visi tie Manto Kvedaravičiaus kūrybos bruožai. Ta autentiškas kalbėjimas, nepaprastai didžiulė drąsa, dėmesys kažkokiems atrodo šalutiniams dalykams, dėmesys žmogui. Ir tie bruožai, kuriuos galima būtų pamatyti Barzak, jie paskui perėjo ir į vaidybinį kiną, kur aš atsimenu, visi skaitė jo scenarius ir trūkčiojo ir nesuprato, kas tai galėtų būti, nes tai buvo neiššifruojama, nepasiduodama, tikrai nekonvencinis kinas. Ir staiga va šitas mokslininkas ateina į lietuvišką kiną ir ateina kaip jau pačiu pirmoju darbu, kaip nepaprastai ryški žvaigždė, kaip žmogus, kuris kuria kiną visiškai autentiškomis priemonėmis, nesiskolindamas nei iš mūsų klasikinės dokumentikos, nei iš poetinės dokumentikos lietuvių, nei iš kažkokių tai pasaulinio kino krypčių, o darydamas kiną tokį, kokį jisai mato, kokį ir supranta. Ir visiškai dėl to nenuostabu, kad pagrindinių pasaulio festivalių atrinkėjai, tokie kaip Džono Nazaro, Venecijos kino festivalis, staiga pamatė žvaigždę prieš save. Ir jo filmas buvo pakviestas į Venecijos kino festivalį, jo filmų laukė
jo filmai būtų keliavę per visus pasaulio festivalius, bet man atrodo, Mantui tas buvo ne tiek svarbu save įtvirtinti kaip kino menininką, jam kaip mokslininkui buvo labai svarbu atlikti atrasti kažkokią antropologinę tiesą apie laiką, istoriją ir žmogų. Ir dėl to jisai, rizikuodamas savo gyvybę, nuvažiavo į Mariupolį, jau tada užimta Rusijos okupacinės kariuomenės. Jisai filmavo šitose sąlygose ir ten jisai ir buvo nužudytas. Ir kažkuria prasme Mantas Kvedaravičius yra labai artimas kitam biržiečiui, Jonui Mekui. Nes Mekas, kaip ir Mantas Kvedaravičius, turėjo tą drąsą kalbėti taip, kaip jie matė, taip, kaip jisai matė pasaulį, taip, kaip matė kiną, neprisitaikyti prie jokių nei krypčių, nei kažkokių tai tendencijų, o kalbėti visiškai savo autentiškų balsų. Ir jeigu kažkam atrodo, kad tai yra paprasta, tai yra turbūt pats sudėtingiausias dalykas kine - atrasti savo balsą ir nebijoti jo kalbėti. Tai man atrodo, Mantas tą savo balsą ir atrado, ir kalbėjo juo, ir tik labai gaila, kad jis buvo nutildytas. Ir ta auksinė gervė, kuri buvo įteikta jau po jo mirties, yra tik dar vienas paliudijimas to nepaprastai ryškaus pėdsako, kurį jis paliko jau net nebe lietuviškam kine, bet manau, kad pasaulinėme kine ir pasaulinėje, sakyčiau, net meno istorijoje. В 2015 году он снимает фильм «Мариуполис», первый свой фильм. И меня приглашают для того, чтобы материал доработать и добить весь этот сюжет с художественной точки зрения. Мы командой едем на микроавтобусе в Мариуполь, встречаемся с Мантасом, начинаем работать. Недалеко идет война. Это было очень странно, необычно. Впервые я был так рядом с боевыми действиями. Мы начали работать, и этот проект был для меня таким одним из, наверное, ярких, потому что на самом деле был очень хороший контакт. Папа, держи ее, держи! Сейчас, Помоги подожди. все делать! Затем мы начали проект, мы называли его черновой материал «Стасис». Затем он уже изменился по своему содержанию, наверное, потому что, наверное, сценарий был один, чуть-чуть это все поменялось, ну и он вышел уже как Парфенон. Мы делали декорации, и это был первый фильм, где он уже участвовал как режиссер художественного фильма.
Этот фильм мы закончили, и было тоже как-то необычно, потому что был такой практически как бы эксперимент по-своему, новый. И мне было интересно наблюдать, как он меняется, как Мантас создает свой мир иллюзий какой-то полуснов, полусостоянии каких-то рассказов с длинными очень такими планами, совсем как бы по движению мысли, оно совсем все по-другому. Это было что-то новое. Затем следующий проект, который мы собирались сделать в Уганде, я несколько раз туда летал, и мы уже собирались создавать этот фильм. Научно-фантастический фильм «Гома», под тем названием, который был, это был совсем новый эксперимент. До этого как-то мы мечтали с ним сделать совершенно какой-то другой подход в фильме. Что-то среднее между игрой, кинематографом. Мы смотрели вперед для молодежи, для зрителя. И это мог бы быть очень яркий и интересный фильм. Тем более, что он сам по себе, как человек, который любил, изучал людей разной национальности, тогда впервые увидел, что такое, и начинал понимать люди, которые бегут от боевых действий. Другие в центральную часть Африки. У нас много было беженцев, очень интересные ребята, талантливые, которые хотели жить, работать. И этот проект, он мог бы быть настолько новый, потому что там мы даже разговаривали о том, что возможность была своего языка, который зритель в конце фильма должен начинать понимать. Это больше такой, да, фильм-эксперимент. И когда мы уже начинали работать над ним, практически собирались снимать, я поехал на Рождество, полетел в Киев, и началась война. Daugybė žmonių, kurie atėję, pamatė, klausė, tai kaip, negi jis biržietis, ar jisai iš Biržų. Tai mums labai buvo svarbu pasakyti, kad jis yra Biržų vaikas, Biržuose užaugęs, Biržų užaugintas ir kad apie tai turi žinoti ir visas pasaulis. Mantas buvo pirmasis žuvęs lietuvis šitam kruvinam kare Rusijos inicijuotame, bet jis išėjo į karą ne su ginklu, o su kamera. Biržai dabar be abejo po tos žūties pasistengė įamžinti Manto atminimą, įvertino labai. Yra Manto gatvė, nedidelė graži gatvelė. Yra Mantui suteiktas Biržų miesto garbės piliečio vardas.